Šiandieną vėl sustojau prie koralinių bijūnų pasirodymo. Ši veislė loreliai iš koralinės lašišinės spalvos bijūnų, man ji pati gražiausia, gal todėl, kad tai yra visiškai pilnaviduris žiedas. Kaip ir visi koraliniai, jis vėliau keičia spalvas per oranžinę, gelsvą, kol pagaliau išbąla ir nukrato žiedlapius. Dabar yra po lietaus, žiedas buvo nukritęs ant žemės, šiek tiek susipurvinęs, bet matot, jo dydis yra labai didelis pagal mano delną. Pats krūmas, sunku man dar pasakyti, jisai yra apie metrą su žiedu. Gal vėliau jisai įaugs didesnis, jam dar tik tai 2 metai. Kita veislė yra Pink Hawaiian Coral. Šiaip šis bijūnas yra ankstyvas, bet auga daugiau pavėsingoje vietoje šis krūmas, todėl jis pražydo tik tais dabar prieš kelias dienas. Aš labai laukiau veislės loreliai, kad galėčiau kartu su juo parodyti ir palyginti. Krūmas yra labai aukštas, kad ir pavėsingoje vietoje jisai auga, man yra iki krūtinės, tai kažkur bus apie 1,30 m, 1,40 m. Kai išsiskleidžia, jo vidus yra šiek tiek kitoks palyginti su Coral Sunset arba Coral Charm arba Coral Supreme. Ši veislė, kad ir koralinių, turi kvapą, bet gal man mažesnis yra nemalonus kvapas lyginti su kitos koralinių veislių bijūnais.